Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Šiandien noriu pakalbėti apie tokį vieną dalyką, kaip kai kurie žmonės sako, reikia bijoti Dievo, reikia bijoti. Tai pirmiausia, Dievas gi nesako, bijokit manęs. Jisai sako, bijokit mano bausmės. Jisai sako, bijokit nuklysti, bijokit padaryti nuodėmę, nes už tai bus mano bausmė. Ar jūs nebijot mano bausmės? Jisai taip sako, nereikia bijoti Allaho. Allahas tikrai nesielgs neteisingai. Jisai nepasielgs neteisingai su kiekvieno kūriniu, žmogumi arba kitų padaro. Jisai tikrai nieko nepadarys neteisingai. Jisai padarys, bet jeigu kažkas iš žmonių tikrai nusipelnys bausmę ir jisai neatgailaus ir Dievas jiems neparodys savo gailestingumą, tikrai toks žmogus bus nubaustas. Ir apie tą būtent bausmę Allahas ir būtent primena mums visiems, kad žiūrėkit, jeigu jūs darot, tai apdovanojimas. Kodėl niekas nesako, kad reikia būti atsargiau dėl apdovanojimo, dėl rojaus. Kai kurie žmonės dabar sako, kad kodėl toks Dievas, kaip gali būti Dievas, kurį mes turim bijoti. Ne. Būtent todėl, kad Dievas yra teisingiausiasis, mes turim bijoti jo bausmės, jo sprendimų. Dėl to, kad jeigu jisai nenubaus mus už mūsų nuodėmės, kurios mes padarėm, ir jisai suteiks mums savo gailestingumą toj vietoj, kur kitas žmogus nepadarė nuodėmę, bet atgailavo ir jisai užtarnavo ir nusipelnė būtent ir atleidimo arba iš vis jisai nepadarė nuodėmės. Tai jeigu jisai Dievas nenubaus tą žmogų, ar jisai bus teisingiausiasis? Ar jisai bus gailestingiausiasis? Kaip vieno vergo atžvilgiu, taip ir kito vergo atžvilgiu? Tikrai ne. Todėl kai mes kalbam apie tai, kad ar mums reikia bijoti Allaho, tikrai ne. Bet mums reikia bijoti jo bausmės. Ir kaip ir tas apdovanojimas labai didelis, taip pat ir jo bausmė yra labai didelė. Tai aš sakiau, ir Allahas Kurane sako, kad žmonės turi bijoti papulti į tos sąrašus nuodėmingų žmonių, kurie daro nuodėmes ir neatgailauja, kurie daro nuodėmes ir nebando atsikratyti tos. Ir jeigu tokie žmonės daro, tai pagal teisingumą, dievišką teisingumą, jie bus nubausti. Ir būtent apie tokią bausmę Dievas ir įspėja mus. Ir įspėja ne tik, kad bus bausmė, o jisai įspėja, kad tokia bausmė bus labai didelė bausmė. Tai manau, mes visi turim suprasti, kad Dievo tikrai nereikia bijoti, bet reikia bijoti jo bausmės.